Taigi prieš jus yra Šventos Klaros bazilika, tokiam gražiam Asyžiaus miestelyje, kuriame tenka šį savaitgalį piligrimauti. Ji pradėta statyti 1957 metais, iš karto po Šventosios Klaros mirties, ir pašventinta 1265. Iš tikrųjų, jos bažnyčios bazilikos apačioje yra Šventos Klaros kūnas ir nuostabi kripta, išties su Švento Pranciškaus, Šventos Klaros relikvijomis, rūbais, liturginėmis valandomis. Išties šioje bažnyčioje taip pat yra ir Švento Damijono kryžius, priešais kurį Šventasis Pranciškus 1206 metais Švento Damijono bažnyčioje meldėsi ir išgirdo tokius žodžius: eik ir atstatyk mano bažnyčią. Išties, kaip stipriai kryžius prakalbina žmonės ir daug ką reiškia. Pavyzdžiui, Šventai Teresė Avilietė 16 amžiuje irgi, būnant priešais nukryžiuotoją, jinai išgyveno: aš tiek daug padariau dėl tavęs, o ką tu padarei dėl manęs? Tai išties tebūnie klausimas ir mums, žvelgiant į kryžių, ką jis nori mums pasakyti. Žvelkime jį ir leiskime būti prakalbinti. Aš tuo tarpu norėčiau palinkėti jums palaimingos didžiosios savaitės ir perskaityti Švento Pranciškaus taikos maldą. Viešpatie, padaryk mane tavo taikos įrankiu, kur yra neapykanta, leisk man sėti meilę, kur yra įžeidimas atleidimą, kur abejojimas tikėjimą, kur nusivylimas viltį, kur tamsa šviesa, kur liūdesys džiaugsmą. Dieviškasis mokytojau, duok, kad ne tiek ieškočiau suraminimo, kiek kitus suraminčiau, ne tiek norėčiau būti suprastas, kiek kitus suprasčiau, ne tiek mylimas, kiek kitus mylėčiau, nes duodami gauname, atleisdami pelnome atleidimą ir mirdami gimstame amžinajam gyvenimui. Taigi būkite palaiminti ir tebūnie pagarbintas mūsų Viešpats Kristus. Palaimingos didžiosios savaitės.